kai tu žiūri vat, į ekraną, ne, tu praktiškai patiri tą patį, išgyvena tavo kūnas, tą, ką tu ten matai. Na, nei vienas turbūt nepaneigsit šito. Tai va tas vyksta su televizorium, kai jūs žiūrite. Vakar vieną filmą tokį rodė, labai įdomu, ir kai sako, žmogus sėdi neįgalus ir jisai negali pats patirti kažkokiu tai potyriu, ne, ten kažkokio adrenalino, kai eina, kyla, pabandykit žiūrėti, kai, tarkim, kažkas tai skrenda, krenta, ant kiek sukyla viskas, kūnas į tai reaguoja, tai ir atrodo, kad tu pats tą patiri. O čia yra ta tikroji hipnozė, kurią jūs nesuvokėt, kad jūs joje dalyvauja televizorius ir telefonas. Na, čia dar vienas pavyzdys, kad žiūrint į kažkokią pornografiją susijaudinį ir taip toliau. Tai tikrai įrodo, kad organizmas reaguoja į šitus paveiksliukus, į tą realybę, kurią jūs matote ekrane, mažame ar didelėme, nesvarbu. Aš suprantu tos žmonės, kurie yra neįgalūs, jie judėti negali, jie negali va šito viso patirti ir jie telefone žiūri visą tai. Bet kai tu esi sveikas, tavo fizinis kūnas sveikas, tik tai mentališkai tu esi apribotas savo proto įkaitas ir tik tai telefone kankiniesi, va čia žiūri arba televizoriuje, nedarai realių veiksmų gyvenime, tau nėra pasiteisinimo, nėra tau pasiteisinimo. Tu grūzini savo smegenis, va tuo greitu dopaminu, skrolinimu. Patiri atrodytų viską. Jūs tą patį, va, kodėl sekmadieniais rodo visokias keliones, maistą, visą kitą, už tai, kai jums sukrauna iliuziją, kad jūs jau pailsėjot, kad jums nereikėtų važiuoti nieko. Čia yra vergams sukurta sistema, kad jūs galėtumėte šiek tiek atsipalaiduoti ir vėl pirmadienį pagiringai eiti į darbą. O jeigu tu norėsi jau savarankiškai mąstyti, tau teks prasidirbti savo galvelę, kad tu galėtum nebe telefonu mėgautis, o tu galėtum realiu pasauliu mėgautis. O tam reikia instrumento, kad tu galėtum užsidirbti, kad tavo protas dirbtų, ne tik tai kūnas. Nes daugeliu jūsų tik tai, liežuvis pas visus kaip gyvačių dirba. Na, tie, kurie savo liežuviu sugeba uždirbti, tai va sėdi kažkur tai valdžioje dažniausiai. Ir tai, yra žmonių, kurie kažką tai sugeba, daro, jų projektai vyksta. Labai šaunu, kad tokių žmonių yra. Bet tu žiūrėk į savo rezultatus, ar tikrai jie ten be to atlyginimo, kurį tau duoda, arba be tos pašalpos, tu gali kažką daugiau sukurti. Mat, jeigu tu negali to padaryti, tau reikia pasitvarkyti vidinę savo nustatymus, programas, įsitikinimus vadinamus, demonus tavo, kurie tave valdo, iš kurių tu ribų neišeini. Mat, juos reikia tau padėti pradirbti. Tu pats jų nesusitvarkysi, tau reikia specialistų, kuris tą išmano, kaip tai padaryti. Jeigu nori jau kažką keisti tavo gyvenime, bandėjai galbūt netgi kažkokias hipnoterapijas ir nepadėjo, bandėjai kitas praktikas, nepadėjo. Vaistus bandėjai, dar kažką bandėjai. Nepavyko. Aš noriu, kad ateitų pas mane žmonės, kurie nori kažką keisti, o ne tik tai bandyti. Tie, kurie supranta bent jau, kad jau reikia alkoholio nevartoti, reikia nerūkyti, nes tai yra bent jau tiek bandyti, nes jūs, tie, kurie rūkot ir geriat, jūs neturite jokios valdžios ant savo kūno, ant savo galvos, ant savo smegenų, ant savo gyvenimo. Tai šito aš nebenoriu žmonių, aš jau nebetraukiu iš to liūnų, yra kitų specialistų, kurie užsiima su priklausomybėmis. Pirmiausia, eikit pas juos, jeigu neina susivaldyti. Iš jūsų atims galimybę gerti, rūkyti, jūs vis tiek jausitės blogai, o tada galėsit ateiti pas mane su tuo savo psichuotą galvą. Tada galbūt aš jūs priimsiu ant terapijos vadinamos. Bet jeigu jūs patys nesugeba dar iki tiek daeiti, kad nereikia alkoholio vartoti, tai, kaip sakant, gyvenkite taip, kaip jūs išmanot. Tie, kurie norit, bandykit registruotis į nemokamą konsultaciją, pokalbį telefonu, pas mane važinėti nereikia, visą tai veikia nuotoliu. Ir tam žmogui, kuris nori, lygiai taip pat kaip tą teleką žiūrint, jūs jaučiat visą tai ant savęs, taip ir nuotoliu dirbant, visą tai žmogus išjaučia, pajaučia, nes mano būsena padeda jam įeiti į ten, pasitikėti, įeiti į save ir pasidaryti korekcijas, kokias reikia. Tai va, iki.